Kurgi. Nuraminta. Kur žiūrėti taisyti? Į mane žiūrėk. Okay. Tai, gerai, pradėkime nuo paprasto dalyko. Kaip va dabar jauties, kai te filmuoja? Jaučiu baimę iš tikrųjų, bet atėjo toks suvokimas, kad aš prieš tai labai bijodavau, labai daug gėdos jausdavau iš tikrųjų, užtat aš savo neleisdavau tiesiog daryti tai, ką aš noriu. Tai va, kelias minutės atgal aš netgi suvokiau, kad aš ir gėdos labai daug paleidau, baimę paleidau ir tarsi ta drąsa nori išsireikšti kažkaip. Tai va, leidžiu savo dabar kalbėti, nežinau nei kokios mintis eis, nei ką noriu pasakyti, bet yra tiesiog tas lūkestis galbūt, kad noriu kažkuo pasidalinti ir tiesiog. Ok. Tai tada pažiūrėk, bet, aš tai pirmą kartą sutikau prieš 3 mėnesius, žinai, pirmoji sodyba. Tai tiesiog pabandyk prisiminti, kaip tu tada gyvenai, kaip tu jauteis, žinai, kokia tu atvažiavai, kaip tada tau viskas atrodė, žinai. Kokia tu buvai savo iš savo. Jo, ten pas mane gyvenimas taip klostėsi gan įdomiai. Iš tikrųjų, atvažiuojant į sodybą man buvo iš tikrųjų labai sunku. Aš ten jau mano vidus tiesiog reikia, kad man kažko tai reikia. Tik aš nesupratau ko. Ir paskui man visa situacija labai taip susisuko, kad aš tiesiog jau buvau nusipirkus bilietus į Lietuvą skristi ir paskui susisuko situacija, kad aš net mečiau darbą, ten truputį susipykau, kad žodžiu gavos viskas taip, kad aš grįžau namo visą pykčio, skausmo ir tiesiog jau kažko ieškoti. Tada užkliuvo akis už tos sodybos. Aš jau iš tikrųjų metus laiko šiek tiek jau domėjaus, mačiau tave ir būtent tą vakarą aš grįžau iš padarbo, aš nusprendžiau, man to reikia. Ir aš tą patį vakarą pasikeičiau bilietus savaitę prieš ir atvažiavau į sodybą. Tai čia buvo spalis. Jo, tai buvo spalio 18. Nes spalio 19 aš puikiai atsimenu, kai man prasidėjo visi procesai. Tai aš labai supratau vieną dalyką, kad aš esu labai prisirišus prie materialių dalykų, nes aš visą gyvenimą esu įpratus kovoti, siekti ir visas jėgas aš tarsi ten kreipdavau ir taip stipriai, kad aš iš tikrųjų savo minčių net nesuprasdavau. Tiesiog aš darydavau, nes aš žinau, ką man reikia daryti, man reikia kovoti, bet aš nesuprasdavau iš tikrųjų nei ką, nei kaip, tiesiog eini, darai ir toks jausmas visada klysti. Ir kodėl kovoji, irgi nelabai aišku. Irgi nelabai aišku, jo, tiesiog turėjau tokį konceptą iš vaikystės, kad aš kitaip negausiu to, ko noriu. Tiesiog paprastai vienintelis kelias. Vienintelis kelias, jo. Tai va, toj sodybui pirmoji mane ten iš visų kratė taip, kad aš nesupratau, kas vyko. Aš tikrai nesupratau ir aš nei vieno pasiekimo neužsirašiau, ką pasiekiau, nes mano smegenyse labai tas įsirašė iš tikrųjų, kad ir po to aš labai daug su savim dirbau, labai ir viskas pradėjo blogėti, žiūrint jeigu iš to žmogiškosios perspektyvos, bet supratau, kad susikūrė aš visą tai, aš labai gal giliai lindau, tai nežinau iš tikrųjų, paleidžiam noro kontrolės išsiaiškinti visą tą ir suvokiau, kai grįžau po pirmos stovyklos, aš jau po mėnesio suvokiau, kad aš važiuosiu į antrą, ką man to reikia, man tai patinka, mane tai veža ir tiesiog leidau savo. Važiavim, tai kas ten buvo, kokių dienų sodybos? Tiesiog aš supratau, ko aš iš tikrųjų gyvenime ieškojau. Aš maniau, kad man reikia karjeros, kad man reikia pinigų, kad man reikia kovoti visų tų materialių dalykų, kas tarsi gyvenime atneša laimę. Ir iš tikrųjų supratau, kad visiškai ne čia. Tai va ta ramybė, kurią aš kelias dienas atgal pajutau, tai man buvo kažkas nerealaus. Aš tokio jausmo gyvenime nesu pajutus iš tikrųjų tiesiai ir nuoširdžiai sakant niekada. Tai buvo pats didžiausias pasiekimas, ką iš tikrųjų va, tie paleidimai gali žmogui duoti. Tiesiog išlaisvinti nuo visų susikaupusių tų emocijų, kurių tu nenorėjai pats priimti. Tai mano atveju būtų baimės, gėda, kova. Tiesiog aš puikiai atsimenu, kaip aš jas grūsdavau. Tiesiog ir aš neleisdavau savo būti tokia, kokia galbūt aš esu. Ir taip pradėjo po ilgų metų jau lysti į paviršių su tokiu kaupu, kad aš nebesugebėjau to atlaikyti tiesiog. Aš supratau, kad aš nesu aš, tiesiog taip pabuvo. Kad kažkaip. Ir tai, tarsi, žinai, tu sakai, kad, ieškoti materijos, supratau, kad viskas ne ten, tai dabar jau tipo viską mesi, imsi maišelį į rankas ir pėsčiom eisi į pasaulį. Ne, tiesiog dabar, kas vis kyla, bet čia dar bandydavo truputį kontrolę išlysti, tai aš ją tiesiog labai gražiai paleisdavau ir apsisukdavau ir tiesiog leisdavau vykti, paleidau mintį, kad tarsi norėčiau to ir lik norėdavau sukontroliuoti, bet aš kažkaip suprasdavau, kad
vėl darau tą patį, ką dariau ir tiesiog aš leisdavau savo to nebedaryti. Ir labai gražiai viskas išsirutuliuodavo. Iš tikrųjų, tai vėl pajunti, wow, tai yra tarsi minties galia, kuri tau nieko nereikia daryti. Tu paleidi mintį, leidai savo nekovoti tiesiog ir tu matai, kaip viskas materializuojasi. Tai yra super. Ir leidau savo iš tikrųjų Dievo ženklus, kad Dievas duotų iš tikrųjų ženklą, kad duotų ženklą, kad jis tikrai yra ir to sąmoningumo, kad juos pamatyti. Tai kelias dienas man ten ėjo, aš net negalėčiau dabar tikrai įvardinti, bet aš net jausdavau, kaip ženklas po ženklo duodu ir man tai buvo kažkas. Fantastika iš tikrųjų. Kaip tau pačiai atrodo, kas tau, galbūt labiausiai įstrigę, svarbiausia šitos savaitės? Sakyti ramybę? Jo, tas pagrindinis man. Ir ta kova, ta ramybė su kova, aš matau, kad nereikia gyvenime tiek kovoti. Aš iš tikrųjų tiem žmonėm netgi patir galbūt iš savo tik pozicijos, kaip man buvo, kad kuo tu labiau kovoji, kuo tu labiau viską kontroliuoji, tuo viskas eina blogyn. Ir tu tuo pats savo skausmą daugiau sutiki ir tada tarsi vėl tu toliau su savim kovoji ir toks gaunasi užburtas ratas ir tada neberandi net išėjimą iš jo. Ir tada belieka kitą kartą iš tikrųjų jau vos ne Dievo paprašyti to ženklo tos pagalbos arba kad tave gerai sukratytų, kad tu suvoktum, kad ne tam eini arba ne taip darai. Tai ta kova, kad nuleisi šiek tiek rankas, ko man labai reikėjo ir tą vidinę ramybę. Bent jau pradžiai pajustų, daugiau aišku jau šiek tiek darbas tais su savimi toliau. Dabar jau leisi savo ilsėtis kartais? Jo, aš dabar leidžiu savo šnekėti, ko niekada gyvenime nedariau ir man tai buvo wow, bet sėdžiu, jaučiu kūne kažkas vyksta, jaučiu, kad tos baimės paridinė, aš jas tiesiog priemu ir leidžiu savo kalbėti. Tai aš tau prieš kalbant sakiau, svarbiausia yra ne tai, kad tu turi idealiai jaustis ir nejausti jokių baimių, tiesiog daryti, net jeigu bijai ir net jeigu paralyžuoja liežuvis pinasi. Tiesiog dažnai mes gyvename, laukiam labai kažkokių idealių situacijų ir tada nieko nedarom. Arba galima atsisėsti ir pakalbėti ir tada pati matai, kad nėra taip baisiai, kaip protas įsivaizdavo. Taip, ir kas dar pastebėjau, kad ta pati mintis, kaip sakai, kad pastebėti save, sakykime, tai kaip paklausai, kas norėtų tuos atsiliepimus pasakyti, aš kokią minutę net nesureagavau, bet paskui man tiesiog, aš pajutau iš karto minties tarsi ataką, kad aš to noriu, paskui, ne, ten tas, baimė, gėda, ten visi jausmai iš paskos parėjo. Paskui aš juos tiesiog priėmiau, pražiūrėjau, prabėgo daug situacijų ir supratau viską, ką aš to noriu. Nes atsibodo iš tikrųjų norėti galbūt, jausti potencialą, kad tu gali ir nuolat save stabdyti. Tai arba leidžiu savo patirti gėdą, baimę ir visus tuos kitus jausmus, kurie pareina. Bet labai fainai iš tikrųjų. Įdomiai. Man tai patinka. Vis dar nemirei. Ne. O protas realiai teigia dažniausiai, kad taip ir bus, čia jau viskas, jau sapos, gyvenimas baigsis. Jeigu pažiūrėtum atgal, batos ten, kokius metus atgal, ką ramintai pasakytum? Daug ką. Iš tikrųjų labai daug ką. Bet visada vis tiek viskas susiveda mano atveju į tą pačią kontrolę, kovą, nuolatinį bėgimą, nuolatinį norą kažką padaryti ir to patį stabdymą. Nuolatinį visada stumiu ir visada traukiu. Tai aš jau jai senai būčiau palinkėjęs iš tikrųjų, kad nustok kovoti. Nustok kovoti ir tiesiog atsiduok tam tiekmei, atsiduoti tiesiog tiekmei ir pamatyti, kad yra kažkas daugiau, ne vien tik tas protas, kuris nuolat tau trukdo. Jį reikia tiesiog priimti ir mylėti, ką aš dabar stengiuosi daryti. O klausyk, bet tu šneki, žinai, kad supratai apie tą kovą, kad nekovą. Ar tu atsimeni, kas būtent tau nuleido tai suvokti, ką tu pamatai, ką tu supratai, nežinau, išgyvenai, kad staiga, žinai, hop vieną dieną ir susivokiu, žinai.
Čia būtent sodyba ar iš Jo, kad sodybų dabar, tai... nes, Jo, ten trečia, kelintą, Jo, man ketvirtą buvo diena buvo, kai daug. tu staiga pasikeitė ir tiesiog pradėjai rami vaikščioti. Jo, man buvo iš tikrųjų daug, jau nuiminėjo tų krūvių, net su vienu žmogum paleidinėjau, aš jausdavau, kaip man vis po truputį atsipalaiduoja ir finalas buvo, kai viena mergina, va, Justina paleidinėjo su Mindaugu, ten tie sujungimai kažkaip tai, lygmenys, jo. Tai aš tada kažkaip ir atsėdau tarsi paleidinėti ir mane iškart išnešė Dievą. Ir mane iškart aš pamačiau šviesą Dievą ir aš viskas, aš uždariau duris pasąmonį ir atsisėdau šalia tų durų. Nes aš supratau, aš pajutau mintį, kad va dabar tai aš tau pasakysiu, kad aš net pajutau jo tarsi tokį, kad tu turi pasiduoti. Tu net ateini čia, kad tu kitaip nieko nepasieksi ir tu tiesiog nematerializuosi galbūt savo tų teigiamų minčių arba tos teigiamos energijos, ką tu galėtum padaryti gyvenime. Tai man labai stipriai kažkaip suveikia, tai kad aš turiu pasiduoti, nes yra kažkas aukščiau už mane ir aš tiesiog turiu su tuo susijungti, susilieti, leisti tam būti. Supratau. Okay. Norėtum ką nors pasakyti tam, kuris tai žiūrės, kuris galbūt čia kažkada atvažiuos? Jo, iš tikrųjų, jeigu jau žiūrės, tai faktas, kad žmogus jau ieško ir neužtenka vien tik paklausyti knygų, milijoną perskaityti, tol, kol nepatirs savo kūnų, sielą, vidumi, tol bus sunku kažką suprasti. Ir tas, kas dabar manęs klausysis, gali būti, kad nesupras iš viso, apie ką aš čia šneku, bet kaip sakoma, kiekvienam savo, tai tiesiog siūlau ir kviečiu patirti tai savo kailiu, tai žinau, taip lietuviškai sakant, kad įsitikinti iš tikrųjų, kad tai veikia. Tai labai labai stipriai veikia. Ir tiesiog pasitikėti. Kviečiu visus. Rekomenduoju. Ačiū tau. Ačiū tau.